Mūsų įstaigoje pagrindinis tikslas mažinti antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo galimybės. Esame Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro laboratorijoje prie aparato, kurį mes dabar turime įsigiję pagal antimikrobinių vaistų projektą, kad mes galėtume diferencijuoti infekcijas, ar virusinės, ar bakterinės yra kilmės. Tai šitas analizatorius mums suteikia tą galimybę, nustatant kombinuoto A baltymo ir C reaktyvinio baltymo santykį. Ir pagal tą santykį mes galime spręsti, kokios kilmės yra susirgimas, ar virusinis, ar bakterinis. Aišku, yra dar papildomi tyrimai, tai šlapimo, kraujo ir kiti pasėliai, kurių irgi dėka mes galime valdyti antibiotikų paskyrimą. Ir dar vieną tyrimą, kurį mes irgi atliekam, tai prokalcitonino tyrimą. Tai čia tie tyrimai, kurie mums padeda diferencijuoti tas kilmes, ar tai yra bakterinė, ar tai yra virusinė.